Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Kai saulė pasiekia aukščiausią savo kelio tašką, o trumpiausia metų naktis apgaubė žemę paslaptingą ramybę, ateina vienas magiškiausių visų metų laikų – Rasos. Tai gilią šaknis turinti šventė, kurioje susilieja žmogus ir gamta, ugnis ir vanduo, daina ir tyla, praeitis ir dabartis. Rasų apeigose slypi pagarba gamtai, gyvybei ir amžinam metų ratui, kuris šimtmečius lydėjo mūsų protėvius. Šiandien, kaip ir anuomet, Rasos suburia žmonės draugėn. Tai laikas prisiminti senasias tradicijas, išgirsti liaudies dainas, pajusti bendrystę ir bent trumpam sustoti kasdienybės skuboje. Kartu pasitikti trumpiausią metų naktį ir pažinti Rasų šventės prasmę vykstame ant Altoniškių piliakalnio, kur kasmet į šventę renkasi folkloro ansambliai Altonė, Ringauda, sutartinių giedotojų grupės Devyniaragė ir Gaudė. Kai pradėjau čia dirbti Altoniškių mokyklėlėj būrelio vadovė ir kelis metus padirbau ir paskui kažkokį ten lankstinuką lakščiau žiūriu Altoniškių piliakalnis. Susuku, kodėl man niekas nesakė, kad čia yra piliakalnis. Ir nulėkiau su vaikais pasižiūrėti čia. Ir buvo apžavėta šitos vietos. Ir ta vieta po truputėlį atsiverinėjo visais savo grožiais ir na, vat, kai jau gavau, kaip sakyti, suaugusių kompanijos, tai ir pradėjom švęsti. Pradėjom švęsti ir, nu, man tai yra poreikis didžiulis, ta šventė, realiai aš kaip juokauju kartais, kad aš ją atšvęsčiau ir viena. Nes aš tiesiog noriu ją atšvęsti, o na, dabar jau mes kažkaip taip jau per tiek metų su to visų įdirbiu ir su visų tų žmonių norėjimu, kad vis pradeda klausinėti, kada mes šiemet švęsim ir visą kitą, kad jis, kad ir kiek esi pavargęs, vis tiek supranti, kad tik švęst. Ir na, tarsi jau kūrėm tą šventę, sukūrėm tam tikrą jos, kaip jinai dabar atrodo, tam tikrą jos vaizdą ir tas vaizdas žmonės traukia ir žmonės metai iš metų ateina. Na ir manau, kad mes kažką teisingai darom. Kaip susipažinau su Rasom, tai iš vis nieko apie tai nežinojau ir daugiausia žinių sėmiausi kalbėdamasi su Jūrate, kartu viską darydama. Nei mes ten per daug kažkokių knygų labai skaitėm, nei ten kažkokių įrašų per daug klausėm. Atsiverti skyrių, kur parašyta Rasų sutartinės ar ne Rasų sutartinės, Rasų dainos kupolinės. Imi, bandai dainuoti ir dainuoji ir jauti, ar tau ji limpa ta daina ar nelimpa. Na va, tai po truputį susirinkom tam tikrą kiekį tų dainų, paskui pradėjom ieškoti, kurios dainos yra mūsų krašto, va čia Zapyškio, ir kurios tiktų šitam laikotarpiui. Po truputį, nu, kažkaip viskas daugiau per pajautą, o ne per kažkokius tai tyrinėjimus, ieškojimus, klausinėjimus. Tai va, tai ta šventė, kurią mes matom čia dabar, tai yra, nu, aš taip sakyčiau, kad tai yra mūsų su Jūrate kūryba. Pirmą kartą Rasų šventė ant Altoniškių piliakalnio suskambo 2010 metais. Nuo to laiko per kiekvieną vasaros saulėgrįžą čia renkasi ansambliečiai, o su kiekvienais metais gausėja ir svečių. Jau daugiau nei 10 metų mes čia atvažiuojam. Kai dar buvau studentė, tai tiesiog pakvietės į kitoks žygeivis sudalyvauti ir pajusti, kas yra Rasos. Iki tol net niekada ir nešvęsdavom Rasų, žinojau tik tai Joninės ir tą magišką jausmą, bet kai pakliūni čia, tai jau supranti, kad grįši čia kasmet. Kaip metų įvykis, kaip yra žiemos saulėgrįža, Kalėdos, taip yra vasaros metą tik čia. Prieš 10 metų mes taip čia turėjom savo jungtuvių šventę ant šio kalno. Ir kalnas keičiasi, viskas labiau subujojo medžiai, augmenyje. Ir mes vis atvažiuojam, vis kitokie, bet vis čia.
Aš kartais galvoju, mes šiaip iš Vilniaus čia atvažiuojam ir galbūt turėtume susirasti savo magišką vietą, tą rasų šventę kažkur arčiau savęs, bet iš tikrųjų gal širdžiai nėra nustatytų žemėlapių ir visko, kur širdis šaukia, ten ir atvažiuoju ir su tai žmonėm būni ir jie kaip savi. Niekur nėra geriau kaip rasų šventė anksčiau Piliakalnio. Todėl, kad yra apeigų vyksmas ištisinis. Todėl, kad tiesiog tą šventę švenčiam taip, kad apeiga seka apeigą. Ir visos tos, tie apeiginiai veiksmai, kurie yra atliekami, žmonės visi tai atlieka, nes į tą šventę tu negali įeiti tol, kol tu turi pats dalyvauti. Tu negali eit pasižiūrėti, kaip kažkas gražiai švenčia. Kažkiek tai galima, bet tu neįeisi, tu per tuos vartus neįeisi. Tu turi pats eiti praustis arba būti nupraustas. Pats turi eiti per vartus, pats turi pati dainuoti, patys turim deglus ruošti, patys šieną grėbti, patys kupolę ruošti. Ir ta šventė prasideda ne nuo vakaro, kai visi ateina svečiai, bet ji prasideda nuo, gali būti dar dieną, dvi prieš, kada prasideda ruošimasis ir jinai jau prasideda. Ir tai yra didelė dalis to šventės, kad tu esi tame ruošime, pasiruošime su savo bičiuliais, kuriems brangi ta šventė ir kuriems jinai yra, kurie jaučia jo šventumą, kurie nori prisiliesti prie rasų šventumo. Labai gražių akimirkų išgyvenom tą bendrystę tokią, tai kiek gali, nes tik tai savo pavyzdžių, kokiu tu pavyzdžių rodysi. Tai tarp kitko, sakykime, jeigu ta bendruomenė ir anksčiau, jeigu tas krivis būdavo, tas jau į kurį visos vadelės sueidavo vadeliotojas, tai jisai sunkiausią darbą dirbdavo ir paskutinis už stalo atsisėsdavo, taip, toj senoj gadiniai. Ir jeigu tada tu tokį pavyzdį rodai, žinokit, viskas tada eina kaip sviestų patepta iš tikrųjų. Ir išbandyta, čia jau aš ne tik, kad kalbu, čia kažkas įsigalvoju, bet va tai. Yra labai smagu, nes tu niekada nežinai, kaip čia viskas nutiks. Kokie žmonės ateis, kokie žmonės prie tavęs prieis, kaip jiems seksis dainuoti, jiems pavyks, nepavyks, ar mes dainuosim keliais rateliais, ar dainuosim vienam rate, ar pavyks sudainuoti tai, ką esi suplanavęs. Nieko nežinai ir tame yra žavesys, kad tu tiesiog šventi ir dažniausia tu pajunti tą žodį šventas, tą jausmą šventas pajunti per šitą šventę. Nes jeigu be šio jausmo eiti į rasas ar į kokią kitą, bet kokią šventę, tai yra visiškai beprasmiška. Tu būtinai turi ieškoti taškų, kur tu kažkiek su tuo šventumu privalai susiliesti su tuo šventumu. Čia nuo pirmo karto, kada tik tai mane Rimas Pakeris pasikvietė į rasų šventę ir aš kaip atvažiavau, pamačiau ir nuo to laiko nepraleidžiu ir norėjau ir Altoniai dainuoti, va taip ir gavosi. Sutikau Jūratę, Migleną, puikius žmonės ir va taip čia kiekvieną. Pirmas įspūdis, kuris man taip labai įstrigo, tai prie Uvos upelio, kada išgirdau vyrus tokiais marškiniais apsirengusius, pirmas mano kartas. Ir kaip jie uždainavo senovinę lietuvių dainą, tai man taip aš pajutau kaip šiurpuliai ir supratau, kad kaip mūsų ir Pilėnuose žmonės kovoja už savo žemę. Ir tą galima pajusti turbūt tik tai dainuojant senovinės dainas, vaikščiojant ant kalnų, dėvint mūsų senus šitos, pavadinkim, mes vadinam apeiginius rūbus. Va čia yra jėga, kada tu užsidedi protėvių žiedą kažkokį archeologinį ar segę, užsidedi marškinius
Ir tada, žinokit, taip atsigauna ta protėvių. Ten tiek jėgos, tiek patriotizmo. O šiaip tai aš negalvojau, kad tai bus, kad dainuosiu senovinės dainas, negalvojau. Bet va čia man ir tas didžiausias buvo dalykas, tai prie Uvos upelio. Labai įstrigo. Ir prabudo, kaip sako. Ši šventė turi keletą vardų. Rasos, Kupolė, Joninės, nesvarbu, kurio vardu vadinsime. Ši šventė tai gyva tradicija, kuri per amžius išsaugojo mūsų tautos pasaulėžiūrą, papročius ir tikėjimą gamtos stebuklu. Pati ta tikroji esmė šventės yra Kupa ir Kupolė. Ir Rasų šventė eina po to, kai tą pavadinimą mes galim nužvelgti tame rasos laše iš tiesų. Tame rasos paslaptyje, toj gyvybiniai galioje, gyvybiniai gydančiojoje galioje, kurią mums teikia rasų rytą, ta kupos pilna rasa. Tai tas pavadinimas gali būti tiek Rasos, Kupolės, o Joninių atėjo vėliau pavadinimas, sulig atėjus jau iš Europos su užkariautojų banga, ir tai buvo atnešta kaip su krikščionybės religijos tam tikrais tais personažais, tais šventaisiais, ir buvo imta, tą šventę priskirti Jonui būtent. Aš savo kaip sakyti, jas išsidalinau tokiu būdu. Šiaip rasas mes turėtumėm švęsti, kai žydi rugiai, kai jie rasoja. Aš manau, kad tai yra tikroji rasa. Mano asmeniniai rugiai dabar vis dar rasoja. Tai aš galiu sakyti, kad aš šiemet švenčiu rasas ir turėčiau ir savo rugių tam mažylyčių laukeliui taip pat pagiedoti ir jo pasidžiaugti. Kupolė, manau, kupolinės turėtų būti švenčiamos, kai dabar šiemet, kai mūsų truputį, tarsi pagal mūsų įprotį jau viskai vėluoja tas pavasaris, dabar prasideda pats žydėjimas, pati ta kupa, ir iš tiesų mes dabar galim sakyti, kad švenčiam tas kupolinės. Arba krešės, kai visko daug, viskas žydi, visko pilna ir visas gamtos džiaugsmas, tas visas pilnas yra. O ta matyti rasa yra antiek mums gražus visiems žodis, ir ta rasa vis tiek jinai lieka šventa, tas šventas vanduo, ir matyti už tai šventėje labiausiai prigijo šitas pavadinimas. Manau, kad jų buvo visokių, toks, jeigu tarptautinė prasme, galim pasakyti tai, kad mes švenčiam vasaros saulėgrįžą. Ir visiems būna viskas aišku, nes vis tiek tie visi 4 kertiniai kampai, žiemos saulėgrįža, vasaros saulėgrįža ir abu lygiadieniai, jie jau nepriklauso nei nuo kalendorių, ten tų dabar šiuolaikinių, sakykime, nei to, kas nusprendė, kada čia turi būti joninės švenčiamos ar kalėdos, ne? Taip, tiesiog tai yra astronominis reiškinys ir mes suprantam, kad tai yra tas virsmo taškas, kurį mums dėrėtų atšvęsti. Kiekvienas ansamblietis savo darbu ar kūryba prisideda prie pasiruošimo šiai šventei. Mes, pavyzdžiui, ruošiamės pirmadienį, trečiadienį, vakar, ir visai suprantat, ir paskui čia irgi gal nuo kokių 4 ar nuo pusė 4, ir ta kiekviena akimirka jinai yra. Iki to, kol rytoj jau pradėsim skirstytis. Ir svarbiausia, mano galva, tai čia yra ta bendrystė. Bendruomenė, kaip sakau, bendroje menėje, bendrai manė, bendrauti, tai kartu bėda rauti, ir labai, kaip sakyt, geras jausmas palieka ir vėl norisi po to pakartoti, tai ko daugiau reikia. Jūratė labai ruošia, visą laiką susiskambinam, ar ten ir apsitariam. Ir tai yra šventas dalykas prisidėti, tai yra malonu labai. Dabar nusileisim ją pačią, jeigu jūs nusileisit prie Uvos upelio, tai prašienauti ten Giraitę šventąją, tokius daugiau vyriškus darbus. Reikia vyrų. Malkas paruošti dar, tokius dalykus. Nuo seno tikėta, kad trumpiausią metų naktį gamta įgauna ypatingų galių. Žmonės rinko žolynus, pynė vainikus, kūreno laužus, ieškojo mitinio paparčio žiedo ir pasitikdavo tekančią saulę. Rasų apygose persipina augmenijos ir vandens pagerbimas, ugnies ir saulės garbinimas. Tačiau tai dar ne visi šventės akcentai.
surikiuota visa šventė, turim visą tą apeigų, kaip sakyti, visą tą eigą savo. Ir visada pradedam čia ant Piliakalnio. Tiesiog papasakoju apie šitą kalną ir su žmonėmis keliaujame į pakalnę prie Ovos upelio. Ten padainuoja mūsų šventojo giraitį vadinamo, kur pasodinti mūsų apeigų medžiai. Tie medžiam padainuojam, tuomet prie upelio visi prausiamės, mes visus žmonės prausiam patys, su užkalbėjimu, su palinkėjimais. Ir tai man taip pats gražiausias turbūt šitos šventės momentas yra. Kiti dainuoja, kas, kaip sakyt, nes, žmonių būna daug, tai užtrunka šitai visai. Nusiprausę, pagarbinam dar žemyną ir keliaujam prie ąžuolo, nes Papėdėje yra labai labai gražus ąžuolas. Prie jo mes taip pat turim ugnelę ir ten mes deginam kadagius ir prausimės tuomet tais kadagių dūmais. Tai toks būna vėlgi momentas, tarsi ir paprastas, tarsi ir tų dūmų daug, gražiai giedam, ten labai gerai skamba po to ąžuolu. Ir tas, kad žmonės nenori vis lipti kalną, vis dar kažkas nori pabūti, taip atrodo labai labai kažkaip tai mielai ir jauti, kad tarsi biškai užskubam, nes per visą tam didelį kiekį žmonių kažkaip tai supranti, kad negali prie vieno taikytis, reikia prie visų truputėlį, tai gal ne visai išsibūnam, bet keliaujam čia paskui viršų, jau einam apie vartus, keliaujam kupoliauti, burtis. Ir paskui jau kuriam savo tą altonės aukurą, pagiedam čia, nuleidžiam saulę, tada degam didįjį laužą, pasišokam smagiai. Ir tuomet jau toks paskutinis tas jau apeiginis momentas, kai mes keliaujam prie Nemuno. Paleist vainikų ir parėję jau čia būna gili naktis. Tuomet jau tiesiog, kaip aš sakau, darom, ką norim. Būna naktų rasų, kai mes visą naktį vieną juokiamės, nesuprasi iš ko. Būna naktų, kai ištisai dainuojam. Tų rasų buvo daug, tai sunku net, kaip pasakyti, dabar ir apsakyti, ką mes ten veikiam. Tiesiog toks laisvas buvimas, kartais ir pamiegam truputėlį, bet toks tiesiog pasibuvimas. Rasų vakarą arba auštant einama į rugių laukus, pabūti subręstančią duoną. Tikima, kad rasų naktį rugiuose slypi gyvybės jėga. Sustojam ir prie tų javų, kokie jie ten bebūtų, ir pagiedam vieną kitą sutartinę, kad truputėlį vis tiek pajausti tą ryšį su žeme. Žinoma, tas laukas ne mūsų ir ta prasmė to giedojimo būtų visai kitai, jeigu tai būtų savas laukas. Bet mes tada giedam bendraja prasme visai žemėje, visai tai duoną auginančiai žemę. Rasų šventė išties stebuklinga vasaros saulėgrįžos naktis. Kaip pasak senolių, gamta prabyla ypatinga kalba. Ugnies liepsnose, rytmečio rasoje, žolynų kvape ir vainikų pynėse slypi šimtmečius gyvuojanti mūsų protėvių išmintis. Tų žinių labiau nuotrupos yra. Laužo degimas, šokinėjimas per laužą, kaip atrodo jau visur ir, kaip sakyti, užfiksuotas, įamžintas vainikų pynimas ir kupolės rinkimasgi taip pat. Tai manau, kad tie dalykai ir buvo. Tų vaistinių žolynų rinkimas būtent šitomis naktimis. Ir žmonės labai tikėjo tą gydančią galią ir tai buvo jiem labai svarbu. Mums šiais laikais, mes turim to gelbėjimuose visokio, tai nėra taip aktualu, tai tiesiog lieka toks tarsi gražus paprotys. Ir neišvaikštomės tų 9 laukų, mes kaip čia vieną lauką apeinam, susirenkam tą paukštelę. Bet šiuolaikiniam žmogui vis dėlto, manau, svarbu, kad ir prie tos laukinės žolės prisiliesti vis dėlto irgi yra be galo svarbu, nes dauguma dabar auga man tų 3 centimetrų pievelės. Tai išeiti į pievas tiesiog laukinės, jau vien tai, manau, yra gerai ir žmogus vėl grįžta truputį tą savo pradinę būseną ir prisiliečia prie tos pievos. Yra užrašymų iš mūsų įvairių Lietuvos vietovių, taip pat istoriniai šaltiniai rašo apie tai ir yra vietovių, kur buvo išlikę tos būtent šventimas iki mūsų dienų, iki tarybinių laikų, tarkim toksai kaip Rambino kalnas galima prisiminti arba kitos vietovės istorikai pasakytų pagal tai, kad buvo, aišku, ta šventė buvo vadinama Joninėmis, bet esmės kaip ir nėra
Jinai pavadinta Joninėmis, bet mes turim tą senąją šventę, kurios apeigas mes atliekame. Atsiranda sulik nauja banga, tarkim, religinė banga, ten sako, kad ten Jono rūgeliai už vis gražesni, tarkim. Ir priskiriama kažkuriam personažui, tai yra imami tie varduvininkai paminėti, arba kažkuris Jonas, kuris kaime yra, tai labai jau pagerbiamas. Ir su jam būtent tie vainikai pinami. Bet iš esmės, labai daug kas nepasikeitė. Tai yra ta šventė, gamtos kupo šventė, kai yra augalas pačioj aukščiausiai savo tiesiog savo kupoje, kai jisai užmezga naują gyvybę ir kai vadinasi rasoja rugiai, sakoma. Nes gražus labai žodis yra rasoja. Rugiai rasoja, tai reiškia, kad rugiai žydi. Ir ta rasa, kaip paslaptingas Dievo tas tvarinys, paslaptis, ta vaisingumo paslaptis įkūnyta tam laše. Ta kupos paslaptis visa. Tai manau, kad yra labai prasmingas tas raso šventė vadinti, nes tai iš esmės ir kai matom vartus, tarkim, kuriuos mes padarom per tą šventę, tai mes praeinam į tą gyvybės slaptį. Prieš tai tu nusipini vainiką. Ir vainikus pina visi, senas, mažas, jaunas, visi absoliučiai. Tai nėra tai, kad sakoma mergom tik vainikai, o ten bernam tai jau ne. Rasų vainikai žalios gyvybės ratai, simbolizuojantys saulę, amžinybę ir žmogaus ryšį su gamta. Dar prieš saulėlydį žmonės išeina į laukus rinkti žolynų. Tikima, kad būtent šią dieną surinkti augalai sukaupė didžiausią gamtos galią. Ir renkami jie ne bet kur, o kaip Jūratė minėjo, 9 laukuose. Tu turi iš 9, taip kaip kupoliai, eini kupolės ieškotis iš tų 9 laukų, kas 9 žingsnius. Bet vainikui duodama daugiau laisvės. Jeigu kupolės tu eini tyloje ir tu 9 žingsnius eini, pamatai augalą, pasižiūri, ką pirmą pamatai, paimi, nusilenki, padėkoji ir tiesiog su tuo augalėliu jį pasiėmęs, toliau apsisuki ir vėl ir 9 žingsnius. 9 skaitosi, kad tu turi per 9 laukus praeiti ir po 9 žolynus susirinkti. Ir ant Altoniškių piliakalnio prieš prasidedant šventei buvo pinami vainikai. Į juos sudėti kiekvieno širdžiai mėly žiedai ir žolynai. Aš savo stengiuosi, kad būtų vien pievų gėlės ir žolės. Man gal netiek svarbu, koks žolynas, o su kokiu jausmu tą žolyną dėdi. Ir iš tikrųjų kiekvienais metais pini vainiką ir matai, kad ir vainikas kitoks ir aš pati jau kitokia. Tai tikrai magiškas ritualas nusipinti vainiką. Kai kurios žolynus atsivežu iš savo krašto, iš ten, kur aš esu, iš savo pievų, kurias braidau kasdienybėje, o kitus susirenku čia, šito kalno. Smilgos ir paparčiai. Ir šitą vainiką iš tikrųjų mes visus metus saugom, mes jį pasikabinom tokioj mūsų gražioj namų vietoje ir jis ten toks kaip mūsų sargas visus metus prabūna. Pasikrovė šitos magiškos energijos rasose. Čia tiek sudėta ir meilės, ir visų metų tos iš tikrųjų kupos, kas dabar vyksta pačioj žemėje ir gamtoj. Tai kažkaip norisi, kad jisai garbingai mus saugotų ir globotų visus metus. Taigi Rasų šventė, kadais gimusi žmogaus ryšio su gamta ir šiandien kviečia ieškoti harmonijos, šviesos ir vidinės ramybės. Gal todėl šventės dalyviai taip jautriai pasakoja apie bendrystę, apie savo pojūčius rasose ir tai, ką svarbaus kiekvienas čia atranda. Išsiskleidžia kažkas iš prigimties, iš sielos gelmių. Žodžiai sunku apibūdinti, atrodo, atvyksti čia ir pasineri į tai, ko nerandi mieste. Širdį išlieka tas sutartinių gausmas, jis atrodo
net gyvenime kokiais sunkiais momentais būna prisimeni. Tai, kad čia pasikrovi ir randi stiprybės išbūti. Tai sutartinės, gamtos glėbys, tekanti ova. Man regis prausimasis, ėjimas per vartus, paskui apeiga prie aukuro ir paskui, žinoma, visos linksmybės. Visos linksmybės ir aišku, visada yra dainavimas, Pats didžiausias akcentas ir pats didžiausias šventumas, nes man atrodo, kad tik tai per dainavimą ir tu gali tą pajusti. Čia viena iš pagrindinių kupolių šitą. Tarp kitko įdomus pastebėjimas, kad kupolės tai kaip kupeta, kaip kopa, kaip kuopa vyrų kariuomenės, kada mes einam į tą, kaip bitės piečių į būrį, tokią bendruomenę, menę po dangum ir mokinamės būti kartu. Mes suėjom, pagėdojom tas mūsų giesmes, ką iš protėvių paveldėjom. Tarp kitko giesmė, esmė visoko. Giesmą per tą giesmę labai apjungia. Čia kaip betonuoja, jeigu be cemento nesulipdysi, tai va lipdanti ta medžiaga, jeigu taip galim pasakyti. Tas labai tokį nusiraminimą duoda, jaukumą, toks ir pajauti tą amžinybę, tokią su protėviais susilieji, kas yra mūsų, ir tai kaip tu čia nebūsi tada. Man atrodo, kad visa ši šventė tokia, kad eina iš jausmo ir iš tos turbūt atminties, kuri tiesiog savaime prasiveržia. Tik mūsų protėvių visi papročiai nebuvo kažkur užrašyti ir metraščiuose. Man atrodo, čia tiesiog būni gamtoje ir tau ateina jausmas, kokią sutartinę dainuoti, kaip tą ugnį pagerbti. Gal didžiausia prasmė čia atvažiuoti, tai ir vaikus atsivežti, kad jie pamatytų šitą mūsų tradicijų puoselėjimą, kad tai yra gyva ir tai visada bus. Jeigu labai gerai atšventi, tai kokį mėnesį lakstai kaip ant sparnų. Man tai buvo vieną kartą. Aš vieną kartą tai patyriau, gal aš dabar jau per daug pavargstu, bet vis tiek tai išlieka. Tik tai, kad ta kasdienybė, kuri laukia už to šventės ribų, tai labai greitai bando įtraukti atgal. Ir sunku tą šventumo būseną išlaikyti, bet visada sakiau ir sakysiu, kad šventė yra tam, kad atstatytum savo šventumo būseną. Ir iš esmės, jeigu mes labai gerai atšvenčiam, tą šventumo būseną iki kitos šventės turėtų išlikti. Viduje to šviesos, tavo skrydžio, to lengvumo, to tokio, kad aš viską galiu. Taip, kartais pavyksta, kartais ne, kartais matau, kad kažkam pavyko, gal man nepavyko, kažkam kitam pavyko. Manau, dėl to mes tai ir darome, nes ne visadagi būna viskas vienodai ir kartais net neįsivaizduoju, kaip paveikia kitą žmogų. Man turbūt buvo gražiausia išgirsti iš vieno žmogaus, sako, aš dėl tavęs Lietuvoje likau. Po tų būsų Prausynų upelėje, sako, aš supratau, kas yra Lietuva. Labiausiai man svarbu turbūt dėl savo vaikų ir man smagu, kad jiems reikia, tik šįmet pirmi metai, kai taip nutiko, kad nėra mano vaikų, bet smagu, kad jie iš bet kur atidunda visada į rasas, tai jiems yra smagu ir jie atsiveža savo draugus parodyti, kaip čia kažkas kitokio. Tai tas yra smagu, svarbu ir kartais galvoju, kad net visai gal keista, kad čia mums taip pavyko. Neįtikėtina, taip. Nes viską darėm tiesiog dėl savęs ir galvom, kad kaip čia. Kažkas gavos. Rasos tai daugiau nei šventė. Tai naktis, kai žmogus prisimena esantis gamtos dalis. Kai ugnis sujungia žmonės, vanduo neša jų svajones, o tekanti saulė primena amžiną gyvybės ratą. Tai viena iš tų retų akimirkų, kai senosios tradicijos tampa ne istorija, o gyvų išgyvenimu, perduodamu iš kartos į kartą.